Ir štai vieną kartą pas jį namus atšliaužė toksai kirminas, Vacys Duda. Vacys Duda irgi rašė eilėraščius, bet jo eilėraščiai buvo tokie, sakytume, kirmėliški, tokie nelabai gražus. Pavyzdžiui, Vacys yra parašęs tokį eilėraštį, irgi praktiškai himnas. O kirmėlė, nekilki lik dangaus, būk kirvar, parlerva, tarakonų, o kirmėlė žmogaus tu ėdi atlikas garbingai. Štai todėl garbė šioj žemėje priklauso tau, nes tu juk sutvarkai, kas lieka po žmogaus, kas lieka iš žmogaus. Nekilkime drugeliais lik dangaus, kol žemėje šitiek darbo. Nu, toks, patys jaučia toks šiek tiek kirmėliškas eilėraštis. Ir aišku, jų nieks nespausdino, net mūsų sodai irgi atmesdavo tokius iš karto šiukšlių dėžės, sakydavo, ne, baikit. Čia visiškai ne apie tai. Mūsų sodose tokių eilėraščių žodžių negalima. Nu ir Vacys išgirdo, kad Rudnosiukas moka kur tokią kilnesnę poeziją tenais apie Dievo karvytės ir iškart prisistatė, sako, mielas Rudnosiuk, ar negalėtų mane pamokyti tokios gražios, kilnios kūrybos? Galėčiau, sako Rudnosiukas. Na, sės prie stalo, Vacy, ir pirmiausiai pasakyk, kas tave žemės kirminėlį labiausiai jaudina? Vacys pagalvojo ir sako, nusispjaut man ant jūsų žydrų tolumų, nusibodo jūsų tylus medžių šlamėjimas, poezija reikia jėgos. Ir trenkė iš visų jėgų kumščių į stalą. Rudnosiukas sugipsavo jo ranką ir sako, žinai, Vacy, dabar tau skauda ranką. Tai žiūrėk, parašykime kažką apie rankos skaudėjimą, tai yra taip privatu, taip asmeniškai, mums visiems bus įdomu, kad tau skauda ranką. Tu parašyk. Ir gerai, sako, nu parašysiu ką čia apie ranką. Atsisėda ir užrašė. Kaip bjauriai spaudžia kaulą, kaip šlykščiai kelia ranką, rocimsiu ir suplyšiu, taip susilaužęs kaulą. Rudnosiukas paklausė, sako, na va, Vaciuk, dabar sėsim prie darbo, žiūrėk, kilni poezija, tai yra labai kilni poezija, joje negali būti tokių žodžių kaip šlykščiai, bjauriai, tu turi jos būtinai pakeisti. Pabandyk. Tuos žodžius keisk švelniai, meiliai. Ir dar vienas patarimas. Tau poezija per daug skaudi. Geriau, kai ne tau skauda, o kam nors kitam. Pabandyk. Kaip pabandyk? Na, įsivaizduok, kad ne tau atsitinka nelaimė, o kam nors kitam, tas nueina, nutolsta. Ir tavyje lieka džiaugsmas. Ilgesys. Vacys bando. Maloniai spyriau koją vienam švelniam praeiviui, tas meiliai apsistoja ir taria žodį keistą. Per širdį virpulys nueina, ruds imsiu uždainuosiu, ar dar kam nors įspirsiu, ar snukį išvanosiu. Na ne, Vacy, viskas būtų gerai, bet tos paskutinės eilutės jos vėl rodo tavo grubę, kaimietišką prigimtį. Po to, kai uždainuoji, nu nebegalima duoti snukį, kaip tu nesupranti. Kur tu mane kažkoks dainuotų ir muštų ką nors? Ne, jau būtų koks miško peizažas su voveraitėm ar saulė ten leidžiasi. Nu, pabandyk, Vaciuk, pabandyk. Na gerai, Vacys atsisėda ir bando. Maloniai spyriau koją vienam švelniam praeiviui, tas švelniai apsistoja ir taria žodį keistą, per širdį virpulys nueina, rods imsiu, uždainuosiu, o saulė leidžias ir gailiai cypia voverės. Ar gerai bus? Va, Vaciuk, čia jau 100 kartų gerai, 100 kartų. Ir kirminas Vacys Duda išliaužė laimingas be galo, be krašto, nes išmoko rašyti 100 kartų geriau, negu rašė iki tol.